Kaip mes dažnai elgiamės su pykčiu? Dominuoja tokios tendencijos, mes visuomenėje esame išmokę ir taip ir istoriškai ir matom tą pykčio tokią pasireiškimą kaip destruktyvę jėgą, tada išsigąstam to pasireiškimo ir pradedam slopinti, tai lyg tai kitą kraštutinumą nueinam. Iš esmės pyktis yra labai stipri energija, jinai sukyla kūne, jinai yra apie veiksmą, veikti, aš kažką, jinai įgalina, jinai apie galią, jinai įgalina veikti. Ir ką su ta stipria jėga daryti? Jeigu aš ją nevaldomai išreiškiu, tai aš galiu sugriauti aplinką, sugriauti santykius, sužaloti kažką. Jeigu aš jos išsigąstu ir ją nuslopinu, tai aš griaunu save, savo vidų, žaloju save. Tai ką daryti? Tai yra siūloma tyrinėti, yra tie du kraštutinumai, ne vienas nukreipti į išorę, žalot kitą, kitas į save, tai reiškia žalot save, o tas kvietimas yra pabandyti patyrinėti, kas tas pyktis, kas čia per energiją kūne, kas čia per emocija, kokia čia yra, čia ar šilta ar karšta, ar čia, kaip jinai jaučiasi, jau aš iš karto ir judu, kaip ir per rankas, kaip tas kūne jaučiasi tas pojūtis, tos energijos. Ir pykčio funkcija yra apibrėžti mane, kas aš esu, kokia aš esu. Tai man galima būtų sakyti, kad nukreipti ne tai, kad į kitą, kad čia tu toks ir toks, tu ten darai tą arba nedarai tą per kaltinimą, ne? Bet nukreipti į save, nukreipti į save, atkreipti dėmesį į save, kai aš pastebiu, kad pykstu, kas yra po pykčio, koks yra poreikis, ko aš noriu. Aš jaučiu, kad aš pykstu. Ką man tai sako apie mane? Kažkas tai yra žinutė man apie mane, mano vidaus signalas apie mane. Aš pykstu, tai reiškia, ko aš noriu, kas man svarbu šitoj situacijai. Aš galiu tapti pati savo ryškesnė, kai aš įsivardinu, ko aš noriu. Ir tokiu būdu pyktis padeda, ta gyvybinė jėga, tiek daug energijos, kuris sukyla, lyg tai, save deklaruoti, aš esu taip. Ir kartais aplinka priims, tai nepriims, gali būti vietos, gali nebūti vietos tam poreikiai, bet aš pamatau save, aš esu ištikima savo, aš ryšyje su savim jau turiu kontaktą, aš pamatau, kad man tai yra svarbu, apie tai yra mano pyktis, apie šitą poreikį. Tai čia toksai kvietimas įkūnyti ir priimti tą pykčio galią ir pakreipti ją savęs pažinimui ir savęs tokiam tapimui ryškesniu. Pirmiausia savo, tada ir santykė su kitais.